duoti leisimas jums pasisakyti apie jūsų pagrindinius principus, pažadus, nes politikai, kaip sakoma, tam ir yra, kad darytų pažadus. Dar taip pat norėsiu, kad pasakytumėt, už ką balsuotumėt, tik tai, kad pasirinktumėt žmogų, už ką balsuotumėt, jūs turite teisę šiandien balsuoti, bet turiu minėti, už save negalite balsuoti, bet jeigu reikėtų pasirinkti žmogų iš čia kartu diskutavusių be savęs, su kuriuo manytumėt, kad galite dirbti Seime arba diskutuoti Seime, galėtumėt, tai norėsiu, kad išduotumėt. Tai gal pradėsiu nuo Simono Kairio. Jūsų 2-3 pažadai, ką darytumėt, jeigu Kauno kraštui ir visai Lietuvai, jeigu būtumėt išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą? Na, mano pažadai iš tikrųjų labai paprasti. Iš tikrųjų pažadu išlikti sąžiningų, energingų, kokiu stengiuosi būti ir dabar, kad padaryčiau kuo daugiau geresnių darbų. Man ypač svarbu yra, kad valstybės mastu Kaunas taptų valstybės garbės reikalu, kad tikrai miestą tikrai pavyko išjudinti, pastatyti ant tam tikrų bėgių ir manau, kad tikrai valstybė kuo toliau, tuo labiau turės atkreipti dėmesį į Kauno miestą ir jo gerovę. O tų pažadų yra daug, bet iš tikrųjų vienas labai konkretus pažadas, dėl ko tikrai stengsimės ir jeigu mane išrinks Seimą, tai tikrai nebijau, kad kažkur fiksuosi, kad būtent vidutinis atlyginimas, ne kokia minimali alga ar tam kiti dalykai, bet kad minimalus atlyginimas perkops 1000 eurų rankas po 4 metų kadencijos Seime. Ir tikrai neketinu būt tas, kaip tarkim kolega Andrius Kupčinskas, kuris pokyčių gerų nemato, visada burba, kritikuoja, skundžia, ir kad Lietuvos visuomenė būtų laimingesnė ir būtų ją geriau gyventi Lietuvoje. Supratau, girdėjom 1000 vidutinis atlyginimas ir už ką balsuotumėt? Iš čia šiandien kartu diskutavusių. Čia, ta prasme, už save aš negaliu. Už save negalite balsuoti, bet tarkim, koks kitas geras yra kandidatas tai jūsų? Taip, iš tikrųjų viską įvertinus, aš tai nebejotinai rinkčiausi tarp, kaip ir bebūtų galbūt kažkam keista, tarp Andriaus Kupčinsko ir Olintos Leiputės, tikrai žmonės, kuriuos pažįstu, kurie turi patirtį, aš tikrai ne visada sutinku su jų vienokiom ar kitom pozicijom, bet iš tikrųjų yra stipriausi kandidatai, kurie bent jau žinotų, nuo ko pradėti, kad jie į Seimą, o ne vaikščiotų kažkokias, tarkim, piktien kažko, su kažkokiom kažką simbolizuojančiam ir panašiai. Supratom. Pone Leiputė, jūsų pažadai, susipareigojimas rinkėjams ir taip pat už ką balsuotumėt iš čia esančių, tik ne už save? Tai pirmiausia, turbūt pažadas, kurį bandau visada realizuoti ir tą daryti, tai yra atstovauti ir tam žmonėm. Neprarasti to ryšio nuolat bendrauti, nepriklausomai nuo žmonių pačių nuotaikų, ar tai yra siūlymai, ar tai yra pastabos ir kritika. Antras dalykas, tikrai manau, kad Kaunas prieš keletą metų buvęs net ir po Panevėžio miesto vystymo, kad jisai būtų tikrai matomas ne tik Lietuvos, bet ir Europos žemėlapyje. Tačiau tikrai nepamirščiau ir regionų, nes manau, kad Lietuva yra vientisa ir tai turi būti darni, tvari. Ir kitas dalykas, aš pažadu, kad stengsiuosi visus darbus padaryti iki galo ir kad žmogus pajaustų priimtų sprendimų naudą, o ne žalą. Ir net jeigu suklystama, tai reikia taisyti, o ne palikti. O dėl pasirinkimo aš turbūt pritarčiau Simonai, turbūt didžiausią patirtį turi visi, su kuriais jau teko išbandyti miesto taryboje darbo, tai yra Simonas ir Andrius, o kolegos nauji žmonės, kurie yra, manau, kad tai entuziazmas yra gerai, bet su patirtimi galima pasiekti greičiau geresnių rezultatų. Dėkui. Iš tikrųjų, jeigu būčiau išrinktas į Seimą, turiu pakankamai savivaldos patirties ir regioninėje politikoje, tikrai valdyčiau galvą už Kauną, pažįstu visus koridorius tiek Seime, tiek ministerijose, nes per tuos metus teko daug ką nuveikti dėl Kauno, nors ponas Simonas ir nematytų tų praėjusių 8 metų, bet ne apie tai kalba. Jeigu kalbėtų apie konkrečius pažadus, išties aš jau minėjau 3 16-aukščius Kalniečių apygardoje, kurie reikalauja
iš skirtinio aplinkos ministerijos dėmesio, kad būtų renovuoti. Taip pat išskirčiau tuos pseudo barus, naktinius barus, kur parduodamas alkoholis ir girdoma ne tik kalniečiai, bet ir kauniečiai. Mes buvome uždraudę iki 10 valandos, kad jie po 10 negalėtų prekiauti. Tai viena tokių iniciatyvų palaikyčiau, kad būtų tik tai specializuotas alkoholio parduotuvės. Taip pat manau, kad Kaunas suvaidino valstybės istorijoje labai didelį vaidmenį būtent šimtmečio istorijoje, valstybės šimtmečio. 2019 paskelbčiau laikinosios sostinės metais, kaip dabar yra bibliotekų metai, bendruomenių metai, kad atkreiptų visi dėmesį į Kauną. O už ką balsuotumėte? Už ką balsuočiau? Tai, aišku, aš balsuosiu kitoje apygardoje, negalėsiu balsuoti nei už vieną iš šių kandidatų, bet reikia įvertinti ir pastangas, kurie keliasi, patirtis neateina savaime. Tai turbūt dar pagalvočiau, kad tas 3 ateinančias savaitės dar geriau išanalizuočiau kiekvieno programą, bet aišku, reikia pripažinti, Rimtas Simonas Stanislavas, kuris, nežinau, kodėl nedalyvavo, turi tikrai didelį patirtį šiuose tiek savivaldybės, tiek valstybės reikaluose. Ačiū Jums ir ponas Dėdas. Aš manau, kad Seimo narys žadėti kažką nelabai gali, kadangi Seimo narys tik leidžia įstatymus, o miestų rūpinasi savivaldybė. Todėl aš norėčiau pažadėti, kad kadangi šiuo metu manau, kad trūksta komunikavimo problemos tarp Seimo narių ir savivaldybės narių, tai norėčiau pažadėti, kad padėčiau tą komunikacijos sistemą, padėčiau geriau komunikuoti. O už ką balsuočiau, tai gal už naujokus, gal už Stanislavą, kurio čia nėra, kadangi jie irgi sudarė koaliciją, panašių pavadinimų kaip mes. Ačiū ir visas kelias. Aš atitęsčiau tuos darbus, kuriuos anksčiau dariau, tai yra siekčiau, kad būtų apgintas žmogaus teisės prieš valdininkus ir teisėtvarkos sistemą, kadangi kaip bebūtų šitoje srityje galima išdrįsti pasakyti, kad korupcija yra iš tiesų nemaža. Siekčiau, būdamas Seime, didinti priežiūrą valdininkų atsakomybės, didinti jų kvalifikaciją, o taip pat siekčiau priimti pilną teisinę tų valdininkų atsakomybę asmeninę, kad atsakingiau priiminėtų sprendimus. Ačiū, supratom, už ką balsuotumėt? O balsuočiau vis tik turbūt už mažesnėsias partijas, už jų kandidatus, kadangi jau per tiek metų tikrai pamatėme, ką gali didžiosios partijos ir pamatėme, kur šiuo metu randasi Lietuva, kur didžiųjų partijų vadovavimai. Tai už ką iš tų mažesnių konkrečiai? Čia jau būtų sunkiau, įvardinti Supratau. asmenį. Ir ponia Manaitė, dar vis vienas klausimas nagrinėti paklausė, ar bendraujate su partijos buvusia lyderė Neringa Venckienė? Aš jau iš karto atkreipiu jūsų dėmesį, kaip ir visų, kad aš esu nepartinis. Tai reiškia, šitoj partijoje esu tikrai kaip tarptautinės bažnytinės teisės tribunolo narys, kadangi mūsų ideologijos žmogaus teisų gynimo atžvilgiu yra panašios. Ir todėl už tai šitą partiją esu iškeltas. Už tai Partija nepriklausantis ar jūs esate iškeltas, tai kad kartą akcentuojame. Už tai ir su Venckiene ir neturiu galimybės dalyvauti ar galbūt pažįstamą. Supratau. Na kągi, aš dėkoju visiems šiandien susirinkusiems. Pirma, labai ačiū atvykusiems kandidatams, kurie skyrė laiko ir galėjo išreikšti savo pozicijas. Ačiū taip pat Simonui Kairiui, kuris prisijungė iš Švedijos.